Здороvo, kintai, čia Garšiški vlogas. Nu ką, pardaviau pagaliau savo Porsche Panamerą, įdėjau skelbimą automobilis LT, gavau daug eurų ir dabar mąstau nusipirkti kažką ypatingo vasarai, kad visos karštos katytės būtų mano. Ieškosiu savojo super automobilio, galbūt surasiu. Ir šiandien yra tokia dilema. Įsivaizduokit, esat alfa tėvas. Jūs greičiausiai nepirksit Mercedes klasę, nes jinai yra per prasta, lieva, neskoninga. Jums reikia kažko ypatingesnio. Jums reikia Mercedes CLS 63 AMG. Važiuojam. Mercedes CLS jau vietoj stovėdamas atrodo lyg tais juda šviesos greičiu. Šitą mašiną vairuoti reikia su greičio akiniais. Priekis agresyvus piktas, visai kaip mano buvusios rožė. Lempos pailgos, su linzėmis, galbūt šiek tiek pasenusios, bet šitam automobiliui jos tinka. Su šito dizainu Mercedesas norėjau pasakyti, kaip išleido šitą mašiną. Mes duosim jums užpakalį BMW ir Audi. Važiuojam toliau. Automobilio šonas nebūtų AMG. Dideli ratlankiai, stabdžių diskai, ženkliukai 6.3, aš turiu pinigų, dideli diskai. Pati forma automobilio man primena šūdvabalį. Kas buvo Egipte, supras. Dizaineris turbūt žinojo, kaip atrodo kompiuterinė pelė. Daugiau jis nieko nežino gyvenime. Faras man nepatinka. Visas galas automobilio kažkoks prislėgtas, kaip supuvęs bananas. Ne veltui mašiną vadina bananu. Bananui vairuoja, bananam sukurta mašina. Daug lipdukų, CLS AMG, aš turiu pinigų. Čia yra kaip statuso mašina. Mums reikia ją išbandyti, pažiūrėti. Ar jinai iš tikrųjų yra tokia galinga, kaip save pozicionuoja. Einam pasižiūrėti po kapotą. Opa, old schoolas. Po automobilio kapoto slepiasi 6,3 V8 atmosferinis variklis. Tokių variklių nebegamina dėl ekologijos standartų. Automobilis anot Mercedeso yra rankiniu būdu kažkokio Piotro surinktas iš Lenkijos. Aš asmeniškai netikiu. Čia, man atrodo, čia tas pats, kaip mes einam į prekybcentrį ir mums sako, kad mišrainė pagaminta su meile rankiniu būdu. Iš tikrųjų pamatytumėt, kaip jie gamina, taptumėt veganais. Varom išbandyti. Įsėdus į bananą iš karto jau ties liktis Turkijoj, važiuotum su pripačimu bananu. Viduje apvalu viskas kaip tualetė, bet užtat patogu. Jau tai visur nėra va tokios didelės super chaltūros. Oda, visur oda. Alkantara, medis, chromas. Aišku, kai kuriuose vietose plasmasė padengta chromu. Ir jinai chromas jau lūpas ir atrodo labai dešovai ir chaltūrnai. Šiaip visumoje du pagrindiniai minusai mašino, tai kad realiai jauties prislėgtus, lyg tai sėdėtum kokiam čefiros slojike. Langai mažiukai, priekinis prietaisų skydelis turi dafiga mygtuko. Tikrai negražu, nepatogu naudotis važiuojančią mašiną 6,3 litrą. Mygtukai nepatogus yra dalykas. Jauties kaip darbo biržai sėdėdamas koks. Arba vairuodamas kokį dešovą Hyundai. Iškart įsėdus į šitą automobilį, važiuoja ir supranti, šitas automobilis nėra skirtas lenktynių trasom. Jeigu nori lenktyniauti, pirk R6, pirk M5. Šitas automobilis, paaiškinsiu paprastai. Įsivaizduokit ryto vakarėlis. Visi varo į tą tūsą su smokingais. AMG vairuotojas tuo tarpu ateina su dviem šliukam ir su treningu. Tai yra tokia AMG vairuotojų natūra. Jie yra kitokie. Jie avantiūristai, linkia rizikuoti. Šitas automobilis yra skirtas pasipantavoti miestą, daugiau nieko. Važiuoklė yra gan minkšta palyginus su sportiniu automobiliu. Su į tolimą kelionę patogiai nuvažiuosi, bet lenktynių trasoje nieko gero neparodysi. Jeigu Mercedes klasė yra kaip pigus grikiai, tai Mercedes CLS yra kaip grikių dribsniai
su kojų uogom ir su bananais. Tai yra labai skanu ir tu gali tai valgyti kasdien. 6,3 atmosferinės variklis išvysto 507 arklio galės ir turi milžinišką sukimo momentą. Tai važiuosime tunelį ir jūs suprasite, dėl ko žmonės perka tokius automobilius. Darom uraganų. Čia kaip piktas Rotweileris yra. Jis tik nori tave nužudyti, paspaudi gazą, viso, tu miręs. Šita mašina yra savižudžio mašina. Jeigu tau nusibodo gyventi, jeigu tu turi daug milijonų ir tau jau niekas yra nebeįdomu, tavęs net kokainas neveža, nusipirk šitą taškę ir atsigausi iš karto. Nu ką, išbandėm Mercedes CLS 63 AMG. Nu taip, tačkė valė, tačkė įdomi, bet nėra jau sena. Čia yra kaip senmergė, kuri dar gyvena pas turtingus tėvus, turi babkių, nežino, ko nori iš gyvenimus. Tokia geriau neprasidėti, nes jai reikės visą gyvenimą išlaikyti. O jos poreikiai dideli kaip šitos tačkės, jinai jau sena, galbūt negert tau kasdien, nežinai. Žodžiu, aš nusipirkau naują trūbą, varau į automobilį, ieškosiu savo kitų superkarų. Tikiuosi, kažką surasiu įdomaus. Iki susitikimo, čia buvo Igor Šiškin. Здорово, пацаны, вообще на банане приехал, все дела, все такое. Važiuojam dabar į formą, biškį pasikачаемся с крошками, випиртис наесим. Važiuojam, давай.